tu nepyk, nebijok, ko tu čia nervinės. Tarytum, tokiu būdu mes bandom nuraminti kitą žmogų, kad jam geriau būtų. O iš tikrųjų mes jo nenuraminam, mes padarom atvirkščiai. Ką girdi žmogus, kai mes jam sakom, nejausk to, ką jauti? Žmogus supranta, kad tai, ką aš jaučiu, yra neteisinga ir to neturėtų būti. Ir vietoj to, kad nusiramintų, jisai tiesiog blokuoja savo išgyvenimus, nutraukia su jais kontaktą ir uždaro viduje. Ar jam palengvėja nuo to? Ne, nepalengvėja. Susikuria tarytum iliuziją, kad aš nieko nejaučiu. Bet su emocijom, tvarkyti su emocijom ir taip daugybei žmonių yra sudėtinga. O kai mes pasakom, kad tu nejausk to, ką jauti, padarom tikrai nelabai gerą paslaugą. Bet ne todėl, kad esam kažkokie blogi žmonės. Tikrai ne. Todėl, kad išbūti su emocijom yra sunku. Jeigu nemoki su jom būti, jeigu nežinai, ką daryti, tuomet sudėtinga. Ir čia kelias tik tai vienas. Visų pirma, mokytis būti su savo emocijom. Mokytis jas pažinti, suprasti jų veikimo mechanizmus ir padėti savo išbūti emocijoje. Išbūti taip, kad jinai nepaskandintų. Ir tada bus lengviau išbūti ir su kito žmogaus emocijom. Nes dažniausiai mes sakom, tu nepyk, nebijok, neliūdėk, ne todėl, kad iš tikrųjų norim nuraminti kitą žmogų, o todėl, kad nežinom, ką su tuo daryti. Man yra nekomfortas būti šalia liūdinčio žmogaus. Aš nežinau, ką daryti. Ir tada sakau, tu neliūdėk. Bet jeigu mes išmoktumėm būti su savo emocijom ir su kitų žmonių emocijom, tiesiog pasaulis būtų šviesesnis. Manau, kad verta. Kažkaip taip.